Šitą čia ir nužudyti tarybiniai piliečiai. Jokio minėjimas, kad ten žydų tautybės yra. Kadangi 6 milijonai, reiškia, nužudyti, nenorėjo jie, kad būtų, reiškia, jau tokia aforija, kad žydai daugiau nukentėjo, ne kiti. Jakubai, ar jūs atsimenat, nuo ko prasidėjo mūsų paminklų tvarkymas? Kaip mes juos pradėjom tvarkyti? Atsimenu tokį tikrai nemalonų įvykį, kada kaimininiam rajone perskaičiau, tai mūsų spaudoje, žydų kapinės buvo apverstos gyvulių mėšlu. Kolūkis tręšė laukus, tada žemė visa priklausė kolūkiams. Ir matyt, nežinodami, kokia čia vieta, ten mėšlas buvo iškratytas. Ir tada visa visuomenė buvo pasipiktinusi. Ir man baisu pasidarė, kad nedaug dievė pas mus neįvyktų toks tikrai nemalonus įvykis. Aš kau tveruosi, tai reiškia, yra paminkliukas, ir kad nuvažiavau, reiškia, per tam paminklą pastatyti, atsirado vienas žmogus, sako, čia mūsų žemė, sako, yra. Bet sako, aš nieko prieš, kad čia stovėt. Sako, buvo atėję, reiškia, tai šitą, kur šaudyti, ir sako, motina, sako, man neleido, sako, anustumdė, sako, ir kuri, bet sako, nieko negalėjo padaryti, sako, vis tiek, jei iškasėte obį, sako, ten tverosi. Reiškia, dabar, o šitoj atsitikimo buvo. Pyragą paragaukiam, kurį aš šįryt iškepiau. Nu, tai pasirodo, kad tu esi taip jau tokį kulinarijos kepėjas, kad aš žiūriu, kad taip atrodo. Nelabai mėgstu iš parduotuvės, nes aš galvoju, namuose yra ekologiška. Tai dabar organizuojat savo parodą muziejuje, kiek žinau. Tai bičiuliai būtinai ateis aplankyti, pažiūrėti, kaip ir visada. Na jo, kaip jau mes visą laiką jau esam kaip viena šeima. Kaip viena šeima, iš tikrųjų, susirenkam seni plungiškiai, išgeriam arbatos, pasikalbam, važiuojam į ekskursijas. Gaila, kad jūs jau gal mūsų truputėlį jau vargina jumis. Nors jūs labai dar stiprus. Dar atsimenu, kad neseniai su dviračiu važiuodavot. Aš visą amžių su dviračiu važiavau, nuo pat mažens, nuo pat vaikystės. Juk čia ne tik tą statė šitą vidurinę mokyklą, bet dar buvo valdžia, žadėjo duoti žmonėms čia statytais namus, bet vis atsisako, niekas kas nenorėjo ant kaulų, sako, statyti. Ir šitą plotą aš atkovojau, ėjau į savivaldybę ir prašau, kad man duot vietą, kad aš galėčiau, reiškia, atgal atvežti išlaidytų akmenys ir pastatyti to vietoj. Nu, galų galę sutiko, ir dar buvo susirinkimas ten, ir direktorius buvo. Sako, negalim, sako, čia duoti, sako, kur vaikai, sako, lakstys. O sakau, kaip čia lakstys, sako, ir taip, sako, ant kaulų. Čia ir Jakubai, o kas čia yra parašyta, ar jūs skaitot, kas čia? Čia yra parašyta palaidotas Meijer Kul. O kiek čia palaidojimų buvo maždaug? Čia yra kapinės, yra istorija susekiau, reiškia, kad buvo jau, reiškia,
prieš 1500 metų buvo palaidotas Resa. Turėjo jam pažymėjimą tokį. Kad jau reiškia, paskačiavom, kad kapinės... 500 metų buvo toms kapinės. Ten buvo senas, ten senas kapinės buvo, o čia jau buvo naujesnė buvo, kur jau laidoja komunizmą kūrė. Bet yra, dabar matom, kad negalima į rėmus įstatyti žmogų. Žmogus turi gyventi savo gyvenimą, kaip yra. Vadovauti jis pats turi savo. Niekas jau negali. Į kokią valdžią būna, tokie ir žmonės gyvena taip. Bet komunizmas tas yra utopija. Ir kaip jie nepagalvoja, 70 metų jie tą visą varą, visą tą dalyką. Ir pasirodo, kad matom, kad tas negali įvykti. Dėl to, kad žmonės nepriėmė šitų dalykų. Aš 10 metų vaikščiojau pas vienus, pas kitus, savivaldybę buvau nuėjęs. Ir tik 86 metai dar nebuvo, bet jau nujautė, kad čia bus, jau tarybų valdžios nebliks. Sąjūdis jau pradėjo 36 metais. Tai aš žmona pasako, aš sakau, noriu padaryti Kaušanos, ten 1800 įrašų nužudytų, noriu padaryti ten paminklą. Nu, sako, davai, sako, daryk, sako, paskiau žiūrėsim, gal jau pastatysim, gal nebegriaus, sako. Sau sodė padariau, važiavau į savivaldybę, ten Vindašus buvo, nu, toks jau buvo, meno mylėtojas toks buvo, toks jau didelis komunistas buvo. Sakau, aš jau tiek metų, sakau. Nebereik, sako, yra akmuo, kur viskas yra. Aš sakau, tas akmuo, tai sakau, kad ten nieko, sakau, nieko, tik užrašyta, negal suprasti, ar ten žydai, ar kas ten. Nu, aš sakau, aš esu padaręs skulptūrą, grupinį skulptūrą. Kam ir, sakau, sodė ir. Aš buvau su dviratį atvažiavęs. Sak, palik dviratį, nuvažiuok, pažiūrėsiu, sako. Ja. Nuvažiavo, pasižiūrėjo. Už galvas, nu, sako, šitoks jau ir nesu matęs, sako, tokie jau tvariniai, tokie skulptūra. Ir sakau, dar, sakau, jį paskirta tam tikram vietai. Nu, sako, gerai, sako, vesk, sako, statyk. Surinko 74 gimnazistės, 17-18 metų amžiaus. Reiškia, ir jos surinko ir pabrėžė tas vadovas, kur čia vadovavo šaudymą, sako, mes, sako, atvešime
kunigą ir jūs pakrikštys. Ir to, kad mes jūs nešaudysime. Tai mergaitė sutiko. Ir čia buvo toks Lygnugaris, buvo kunigas, jis nieko nežinojo, jis galvoja, kad tikra, jau išgelbės tos vaikus, išgelbės, kai ją pakrikštys. Tai on sutiko, sako, gerai, pakrikštys. Nu, tai reiškia, mergaitė sutiko, sako, jeigu paliks svaigyvo, sako, nu, tegul priims man krikščionių tikėjimą. Nu ir kaip jau pakrikštė ją, tas pabrėžė tas vadovas, nu, sako, dabar galima šaudyti, sako, bus daugiau krikščionių danguje. Tas kunigas nusitvėrė už širdies, pergyveno, reiškia, kad jis galėjo taip jie, reiškia, atgal. Ir po to jis labai susirgo. Buvo toks depresijoje buvo visą laiką ir praėjo kokį 2 mėnesiai jis mirė iš to šitą alteracijos. Toks tas tikimas čia buvo su tos mergaitės. Bet dar buvo čia tokia viena mergaitė, Cinaitė, tokia 2 metrų aukšto ir tokia stipra buvo. Jį kažką supyko ir puolė vieną banditą pradėjo smaugti. Jau beveik pasmaugė jo, aišku, priejo iš kitą pusę, priejo kits su buože, šauto buože perkerti galvą ir įmetė į daugį. Aš manau, kad kalbėjau, bet nedaug. Palyginus buvo nedaug kalbama. Kadangi aš dirbau paminklosaugoj, tai žinojau, mums tiesiog reikėdavo surinkti medžiagą apie kiekvieną paminklą ir aš tada įsigilinau, pradėjau ieškoti žmonių pasakojimų, pradėjau skaityti įvairias knygas, kur buvo paminėta, tada aš sužinojau daugiau. O šiaip aš pasakyčiau, kad palyginus nebuvo daug informacijos apie tai. Mes daugiau sužinojom jau vėliau. O ypač dabar, kai buvo atkurta Lietuvos nepriklausomybė. Prisimenu visą šitą dalyką, kaip eiga visą tą mano atliktus darbus. Ir jaučiuosi aš patenkintas. Jau, kad nors, kad aš esu, kad aš galėsiu palikti, kad nors jau įamžinant žydų gyvenimą Plungėje.
Ir kad tik tavo kartas, kad ateina, o vasarą čia ateina, kad atsisėdi ir pradedi mąstyti. Ir tau įsivaizduoji viską, kaip čia vyko, kaip kur duobės, kaip šaudė, kaip ten pasakoja žmonės, o tai pergalvoji visą laiką taip šitą atsisėdi ir apmastai. Ir mąstymas yra didžiausias tas dalykas, kad atsisėdi ir mąstai, kad neužmiršti savo darbus, neužmiršti, kas čia vyko. O tai vis tiek net. Buvo 15, aš jo sužinojau vis jo vardas, pavardės, buvo užrašęs turiu, kurie žudė.